Esame servise Lemar Auto ir savininko klausėm, kaip kilo pavadinimas šio serviso. Iš tikrųjų labai paprastai, tai yra mano vardo ir pavardės pirmos raidės ir dėl to kažkaip prigijo. Man patinka, visiems irgi patiko, klausime pažįstamų, ar tinka toks pavadinimas, nes buvo abejonių, gal šitas, gal kitas. Bet turbūt mes ir kitų variantų net neturėjom, buvo pirmas ir tos jau iš seniau kažkada iš svajonių ir taip jisai ir prilipo, patapo įmonė. Papasakokite savo verslo istoriją. Kas lėmė, kad ėmėtės šios veiklos ir galbūt su kokiais iššūkiais teko pradžioje darbo susidurti? Pradžioje buvo susidurti turbūt su baime, ar pavyks ar ne. Mano kelionė su automobiliais prasidėjo prieš 15 metų ir visiškai atsitiktinai, nes aš neplanavau turėti serviso ar taisyti automobilius. Iš tikrųjų, aš buvau įstojęs į Lenkų filologiją, į pedagoginį universitetą, bet, sakykime, dėl pinigų trūkumo nuėjau dirbti. Ir man iš tikrųjų taip patiko, kad aš ir pasilikau tame darbe, išėjau iš universiteto, nepabaigiau dėja, dabar gailiuosi, sūnų tikrai pasakysiu, kad reikia pabaigti ir prasidėjo mano kelionė. Kelis metus aš dirbau Vilniuje, autoservise ir per kažkiek laiko tiesiog pagalvojau, kad gal man verta pradėti pačiam. Buvo aišku tų baimių, išeiti iš darbo, pradėti savo verslą, vis tiek yra ne taip lengva, bet aš ryžausi, prisimenu gerai labai savo pirmą dieną, kaip tai buvo, kai aš išsinuomavau patalpas, turėjau tik tai tokį raudoną dankratą automobiliui kelti ir vieną lagaminėlį su raktais. Ir tokia lemputė per vidurį kambario buvo per vidurį patalpų ir aš galvojau, kur aš lendu. Ir iš tikrųjų buvo tų baimių, bet su kiekviena diena vis daugiau įgaudavau pasitikėjimo savimi. Ir kaip dabar matau, dabar jau padariau teisingą sprendimą, atsidarant savo verslą. Gal prisimenat pirmą savo klientą su to lagaminėliu? Prisimenu, nes tas klientas, aš dirbu 15 metų, tas klientas iki šiol yra jūsų klientas. Ir tai yra, sakyčiau, vienas iš pasiekimų, kad mes galim išsaugoti tos klientus. Per 15 metų jisai nenuėjo kažkur kitur, vadinasi, mes turbūt viską gerai darome, kad galime taip ilgai bendradarbiauti. Tai dabar jūs nuo 2008 metų dirbate. Taip. Ir ar galite pasakyti, kad šitas verslas jau jūsų tapo sėkmingu verslu? Taip, galiu pasakyti, kad jisai tapo sėkmingu, nes su kiekvienais metais mes plečiamės, galime pasiūlyti vis platesnės paslaugas, spektras paslaugų. Dabar planuojame vėlgi įsigyti vieną iš pažangiausių ratų suvedimų, kad mūsų krašte mes irgi turėtumėm pažangiausią įrangą, kokia tik gali būti pasaulyje. Tai jeigu mes su kiekvienais metais galim sau leisti augti, tai aš manau, kad verslas visgi yra sėkmingas ir tai yra gerai. Kuo jūsų servisas galbūt išskirtinis yra nuo kitų veikiančių šalčininkose servisų? Gal jisai turi kažkokį tai savo tokį skiriamąjį bruožą? Turbūt visi servisai yra tarpusavį labai panašus. Negalime mes kažko išsiskirti. Galbūt, sakykime, atliekamomis paslaugomis. Mes turbūt vieninteliai Šalčininkų rajone atliekame purkštukų remontą, Common Rail sistemų remontą. Dėl to tik tai, kad turim įrangą, kažkada pasiryžom nuvažiuoti į Turkiją, į Stambulą mokymams. Tai mums, aišku, kainavo, bet visada mes pasiruošę investuoti į save, į savo verslą. Kažkada vėlgi čia buvo rizika, pavyks, nepavyks, dabar matome, kad vėlgi viskas atsiperka, dėka sunkaus darbo, ryžto, viskas atsiperka ir viskas yra taip, kaip dabar yra. Tai gal tik tokiais dalykais, kad mūsų gal paslaugų spektras yra platesnis negu kitų servisų, bet mes nesame kažkokie išskirtiniai. Supratau. O sakykite, jūs, kadangi jau esate patyrę šioje sferoje, tai gal galėtumėte pasakyti Šalčininkų rajone, kokiais automobiliais dažniausiai važinėja, galbūt apibūdintumėt kokio senumo, kokius mėgsta automobilius, kurie dažniausiai genda automobilį. Mėgsta pas mus prabangius automobilius ir tai iš tikrųjų yra gerai, tai vienas, aš manau, iš faktorių, kad mes iš tikrųjų gyvename gerai ir nėra tas toks, kaip, sakykime,
Kitoj Lietuvos pusėje nusistatymas, kad šalčininkai kažkokie netokie. Iš tikrųjų pas mus tikrai geras pragyvenimo lygis ir mėgsta žmonės gerus automobilius, bet visgi jeigu paimti taip plačiau, tai vidutinis automobilio amžius yra apie 10 metų. Žmonės dabar matosi, kad stengiasi nusipirkti vis naujesnį, ne prabangesnį, bet vis naujesnį automobilį. Jeigu anksčiau buvo, kad tai turi būti Mercedesas, BMW ar dar kažkas tokio, sakykime tam Audi, tai dabar jau matosi, kad žmonės, pavyzdžiui, perka Kia, bet jinai naujesnė. Taip, jinai pigesnė, bet jinai daug naujesnė. Tai gal taip. Ar genda automobiliai ir kokie? Dažniausiai tai tie, kurie neprižiūrimi. Nes vėlgi keičiasi požiūris žmonių. Meistrų iš karto pasikeitė požiūris, bet ir žmonių. Žmonės atvažiuoja jau ne tada, kada automobilis jau sugenda visiškai. Aišku, pasitaiko ir tokiu atveju, bet atvažiuoja ir prašo meistrų. Apžiūrėkite automobilį. Aš noriu padaryti. Bet gal man reikia šito, gal man reikia to. Klausia patarimų, kokius tepalus naudot, kokias dalys naudot. Nesirenka jau pigesnių, bet kad būtų kokybė. Vėlgi sąmoningumas žmonių reikalauja sąskaitų, reikalauja kvitų, turim kasos aparatą, viskas kaip priklauso, kaip turi būti. Visi nori garantijų ir jie pasiruošę susimokėti brangiau, bet kad tai būtų tvarkinga ir taip, kaip turi būti. Tai neverta jūsų serviso kaip ir šūkis yra, mačiau jūsų internetinėme puslapyje, kad geriausias automobilis yra tas, kuris yra prižiūrimas automobilis. Taip, tikrai. Tai turbūt ir kviestumėte visus klientus, ta prasme, rūpintis labai savo automobiliu. Taip, mes žmonės sveikatą rūpinamės, nueiname pas daktarą, pasitikrinam ir net tada, kai mums neskauda. Automobilis yra tas pats, jeigu jūs norit su juo važiuoti smagiai, sakykime, greičiau, toliau, tai jūs turit jį prižiūrėti, jūs turit nupirkti jam geras padangas, jūs turit nusipirkti jam gerą alyvą ir pasirinkti gerus meistrus. Ir vėlgi, sakau dar, kas yra labai gerai ir pastebima, kad šalčininkų, servisų, meistrų kompetencija tik tai auga. Ir priėjimas prie to kliento pačio irgi keičiasi. Jeigu anksčiau visi galvojo, kad automobilių meistrai nori tik tai apgauti, užsidirbti daugiau pinigų. Dabar tai keičiasi. Iš tikrųjų, meistrai nori padaryti daugiau darbo, kokybiškiau ir taip išlaikyti tą klientą. Kad būtų tas pasitikėjimas ir jisai tikrai auga. Ir čia ne mes vienintelį. Čia, sakyčiau, dauguma servisų šalčininkose iš tikrųjų eina gerų kelių. Minėjote, kad investuojate į naujas technologijas, naujas kažkokias priemonės servisuose, o į darbuotojų mokymasi kažkokį tai yra planų investuoti kažkaip tai? Mes investuojame pastoviai. Mums labai padeda mūsų partneris Intercars Lietuva. Labai dažnai rengia visokius mokymus. Yra nemokamų, yra mokamų. Ir dabar pas mane, aišku, yra tik 2 darbuotojai, gal aš norėčiau visgi daugiau, bet iš tikrųjų sunku rasti gerą darbuotoją. Tai aš savo darbuotojus siunčiu pastoviai į mokymus. Klausiu, ar norit, sutinka, labai malonu, kad jie tą nori. Aš jiems apmoku tą darbo dieną, aš suprantu, kad čia yra daugiau kol kas į mano pusę, sakykime, nes jie man neša pelną dirbdami, tai todėl aš jiems apmoku šitą darbo dieną, bet jie važiuoja į mokymus. Sakykime, mokinasi naujų technologijų, nes automobiliai labai greitai dabar keičiasi ir palyginti tai, kas buvo prieš 10 metų ir dabar, labai sunku. Labai sunku būtų taisyti automobilius. Jeigu tu padarytum tarpą, tu taisydavai automobilius prieš 10 metų ir dabar tu nedirbtum tą laikotarpį ir dabar ateiti į tą rinką būtų labai sunku. Viskas labai pasikeitė. O ar jums svarbu jūsų servise darbuotojų bendravimo kultūra su klientais? Ar skiriat tam dėmesio? Skiriu. Visada pradedu nuo savęs. Aš truputėlį toks karštakošis, bet su amžiumi aš jau bandau save kartais truputėlį susilaikyti nuo kažkokių komentarų, truputėlį palaukti ir, turi būti kultūra bendravimo, nes man kartais atrodo, kad čia yra suprantamas dalykas. O žmogus ateina su paprastu klausimu ir man, ko iš čia klausia, taigi čia viskas ir taip aišku, bet čia aišku man, kai aš dirbu 15 metų šitą darbą. Aš suprantu, pas mane ateina statybininkas ir aš jo klausiu tokių kvailų klausimų, bet jisai man aiškina ir aš irgi bandau savo klientams, jeigu yra klausimas, aš sakau, visada galit paskambinti, viską paaiškinsim, parodysim, kodėl taip reikia daryti, kodėl tai kainuoja tiek, o ne tiek, kodėl reikia taip daryti, o ne taip.
Ir darbuotojus irgi spaudžiu, bet visada pradedu nuo savęs, nes aš manau, kad direktorius, savininkas visada turi rodyti pavyzdį. Nes jeigu tu reikalausi iš darbuotojų, bet pats nieko nedarysi, tai nieko. Tam reikia daug kantrybės. Taip, bet tai ateina su amžiumi. O kokias jūs matot, truputį jau minėjote, bet ateities tendencijos šiame versle, vis tiek automobiliai keičiasi, technologijos ir labai greitai bėga laikas. Taip, dabar, sakykime, artimiausiai, mano mokymai, aš pats dabar važiuosiu labai greitai į Lenkiją dėl tų purkštukų, dizelių remonto, nes aš matau, kad man žinių jau trūksta su naujais automobiliais. Jau gan sudėtingos visos sistemos ir aš dabar būtent radau gerą pasiūlymą Lenkijoje, tai aš pats kol kas važiuosiu, pamatysiu, jeigu ten viskas yra gerai, tai važiuos mano darbuotojai, bet plėsti savo žinias reikia. Be kita ko reikia aiškinti su elektromobiliais. Jų vis daugėja. Nors sako, kad čia taip laikina, bet aš nemanau, kad tai yra laikina, nes jeigu ir elektromobiliai nepasiseks, hibridai vis tiek bus, nes ekologija, visa kita labai spaudžia automobilių gamintojus visgi tilpti į tas ribas, o jos yra labai mažos dabar padarytos ir elektra labai padeda tai viską padaryti. Dėl to reikia su tais elektromobiliais draugauti ir suprasti, kaip juos taisyti. O čia yra visiškai skirtingos sferos, sakykime, kas yra vidaus degimo variklis ir elektra. Tai va turbūt tiek. Žiūrėkit, Šalčininkose yra tikrai pakankamai daug servisų. Todėl natūraliai kyla mintis, kad negali būti jokios konkurencijos, nes visi turi savo klientų, visi galbūt kažkokius skirtingus. Vis dėlto, ar jaučiat kažkokią konkurenciją? Aš nenoriu apie konkurentus sakyti nieko blogo, viskas yra gerai, jeigu ten yra kažkokios smulkmenos, tai čia jau iš tikrųjų yra jų... Mokytis vieniem iš kitų. Jo, mes, sakyčiau, 90% servisų tikrai labai gerai tarpusavį sutarė. Nes jeigu kažkas kažko negali padaryti, mes tikrai susiskambinam, mes tikrai padedam, klausia, gal tų dalių turi, ar dar kažko. Labiau tą draugystę palaikom, negu ten kažkokius piktybiškus santykius. Būna visko, kaip ir visose sferose, bet stengiamės palaikyti tus gerus ryšius. Ir konkurencija turi būti darbo kokybei, gali būti kaina įtakoti, bet tikrai ne kažkokie blogi žaidimai, kad kažką apjuodinti. Aš tikrai pas mane būna klientų atvažiuoja, nepasiseka visiems. Mes irgi galim klysti, bet mes visada priimam atsakomybę už savo darbą. Ir atvažiuoja klientas ir sako, aš buvau kitam servise. Mes visada prašom sustoti ties šito, nes aš nenoriu komentuoti kitų darbo. Nežinau situacijos, kaip buvo, nežinau, kaip klientas kalbėjo. Ir tada jau gali susidaryti tie nereikalingi pykčiai. Tai mes bandom be šito apsieiti. Teisingas požiūris. O sakykit, gal galėtumėte mums papasakoti kažkokią tai įdomią istoriją iš savo patirties, tokią kažkokią išskirtinę, su ko teko galbūt kokią linksmą, nežinau. Pone Dalia, nesupykit, bet aš prisimenu visai nesenai jūsų istoriją, kai jūs man paskambinot ir sakot, kad jums reikia dapilti alyvos, o pas jūs užrašas buvo. Bet aš jums ne tą nuotrauką išsiunčiu ir gavosi labai juokinga situacija. Jo, labai juokinga situacija ir čia viskas normalu, nes jūs pasiklausėt, bet tikrai buvo juokinga, nes pas jūs išsiuntėt nuotrauką, kur parašyta minus alyva. Čia tipiškas moteriškas požiūris. Viskas yra gerai, bet kaip jau ir minėjau ir sakiau, neturi būti tas nusistatymas, kad moteris blogiau orientuojasi ar blogiau vairuoja automobilius. Aš matau, kaip prie serviso kartais parkuojasi vyrai, kaip parkuojasi moteris. Moteris parkuojasi geriau, nes vyrai numeta ir galvoja, kad tai yra gerai. Iš tikrųjų, ir moterims jau tikrai įdomu, daugiau moterų, aišku, pradėjo vairuoti. Aš atsimenu savo mamą. Jinai labai norėjo pradėti vairuoti, bet dėja jai nepavyko, jinai kažkada nuėjo, mokėsi, išsigando kažkokią ten įvykio, aš labai gerai ten neprisimenu ir taip jinai sustojo, bet moteris vairuoja iš tikrųjų gerai ir supranta automobilius, kartais net daugiau negu vyrai. Tai dabar prašysime serviso vadovo papasakoti apie pagrindinės jūsų servise teikiamas klientams paslaugas. Tai kaip jau anksčiau ir klausėt, kuo mes esam visgi išskirtiniai, tai norėčiau parodyti mūsų įrangą, ne savo, mūsų įrangą, mūsų įmonės įrangą, kuo mes iš tikrųjų didžiuojamės. Čia yra būtent tas purkštukų stendas. Turbūt iš tikrųjų brangiausias dalykas, ką mes turime servise. Jisai buvo įsigytas Turkijoje.
Su jo pagalba mes tikriname purkštukus, kuro siurblius, visą naują sistemą, kur dabar yra automobiliuose. Dėl ko nusprendėmėm įsigyti, nes viena iš pagrindinių mūsų, sakykime, paslaugų yra variklių kapitalinis remontas. Ir mes visada savo darbams suteikėme garantiją. Kad suteikti tą garantiją, mes būtinai turime patikrinti purkštukus, ar jie geri, kad nesugadinti naujai padaryto variklio ir klientas galėtų džiaugti savo automobiliu. Kad nereikėtų važiuoti iki Vilniaus, nes anksčiau šitos paslaugos mūsų krašte Šalčininkuose nebuvo. Mes pirmieji ir kol kas vieninteliai. Iš tikrųjų, tai labai džiaugiamės šito pirkiniu savo. Buvo abejonių, nes tikrai yra brangus dalykas, bet vėlgi viskas pavyko dėka sunkaus darbo ir noro toliau tobulėti. O sakykit, ar tokia brangi įranga turi įtakos, pavyzdžiui, klientui paslaugų kainoms? Ar atvirkščiai tai leidžia kažką kito sutaupyti? Iš tikrųjų pasakyčiau, kad tai labiau mums buvo sunkus pirkinys, nes mes turėjome investuoti labai daug pinigų. Bet pačiam klientui tai tikrai sumažina kaštus, nes kitaip mes turėtumėm tos purkštukus pasiimti arba atiduoti klientui ir jisai turėtų pats vežti į Vilnių, kas yra nelabai gerai iš tikrųjų, nes klientai dažniausiai neturi laiko, jie turi savo darbą, čia yra mūsų kaip ir pareiga. Tada mes turim nuvežti į Vilnių, susimokėti, tai yra laikas, kelionės išlaidos. Ir kada mes turim tą įrangą ir galim daryti čia ir vietoj, tai yra daug greičiau visų pirma ir klientui tikrai yra pigiau. Bet nors ir mes išleidom daug pinigų, visgi tai yra platesnis spektras, mes atliekam daugiau paslaugų, daugiau darbų ir iš čia susidengia tiesiog, tie pinigai paskui susidengia, taip reikia palaukti, reikia laiko, tas atsiperkamumas tikrai yra. Ir visgi verta investuoti, nebijoti, jeigu bus kažkokie jauni verslininkai, kurie galvoja pradėti to savo verslus, pradėkit, nebijokit, tiesiog sunkus darbas ir kuo mažiau bijoti, viskas pasiseks. Naujos įrangos visada reikalauja kažkokių specifinių galbūt žinių. Jūsų darbuotojai yra išmokę, jau įvaldę tas visas naujus įrangas. Ką galite apie savo darbuotojus pasakyti? Turbūt galutinai ir visko mokėti nieks negali. Pirmas, kuris važiavo mokintis ir dirbti su šita įranga, buvau aš, paskui jau mano darbuotojas. Aš jau rodžiau, ką tai jūs ir mokytojas esate? Jo, gal šiek tiek, tai aš ne mokytojas, aš labiau vadovas visgi. Aš bandau perduoti tik tas žinias, kurias iš tikrųjų aš turiu, kur man irgi padėjo. Mano daug labai yra pažįstamų iš Vilnius, kur turi servisus. Ir aš pirmą laiką aš tikrai skambindavau ir klausiau patarimų, kaip man reikėtų šitą padaryti, kaip man reikėtų bendrauti su klientais. Ir aš gaudavau daug patarimų. Ir aš visas tas žinias bandau dabar atiduoti savo darbuotojams. Norėčiau pagirti darbuotojus, nes jie iš tikrųjų stengiasi. Aš matau norą kažką sužinoti naujo. O kai nori kažką sužinoti, tau lengviau atiduoti visą tą informaciją, kur tu turi. Aišku, man jos kartais pritrūksta, tai todėl aš savo darbuotojus visada atsiklausiu ir truputėlį pareikalauju, kad reikia nuvažiuoti visgi į mokymus, nes automobiliai labai sparčiai tobulėja, labai daug naujų technologijų ir mes tiesiog nespėjom. Reikia tobulėti, kad būti aukštam lygiui. Dar mes pildome kondicionierius. Praeitais metais nupirkome, tikrai nesumeluosiu, vieną iš pažangiausių pasaulyje pildymo stotelių. Mes ją Lietuvoje įsigijom vieni pirmųjų, jeigu ne pirmieji. Tai mes, aišku, irgi labai patenkinti. Čia gal jau mano labiau, kad aš labai mėgstu gerą įrangą ir aš mėgstu investuoti į įrangą. Taip, tai yra toks, sakykime, sunkus dalykas, nes tu turi atsisveikinti su savo pinigais, bet man gera įranga ir gerai padaryta paslauga suteikia daugiau laimės negu pinigai. Iš tikrųjų, nes aš myliu savo darbą, man labai patinka taisyti automobilius, kartais mano šeima truputėlį supyksta, kad aš visgi lieku per ilgai darbe, bet jie mane palaiko. O dažnai tenka užsibūti vakarais? Žinokit, kiekvieną dieną tenka. Aš stengiuosi, aš bandau kartais grįžti anksčiau, bet dėja nepavyksta. Dėja nepavyksta, nes klientai kaip visada, man rytoj reikia važiuoti, dabar atėjo tie laikai, kai mes negalim be automobilių. Buvo laikai, kai mes važinėjom autobusais
Ir tas automobilis čia buvo labiau prabangos klausimas, o dabar yra būtinybė, nes autobusų mažiau ir be automobilio tiesiog neįmanoma niekur nuvažiuoti, arba bent jau spėti laiku. Jeigu mes dar turim gerą susisiekimą su Vilnium, tai jau nuvažiuoti į kažkurį miestelį mūsų rajone yra tikrai sunkiau ir be automobilių neišsiversti. Bet čia ne mūsų rajono problema, tai yra pačio pasaulio problema. Tiesiog, tai yra... Šiandiena tokia. Šiandiena. Taip yra ir kitaip nebus. Nes sakau, anksčiau šeimoje būdavo vienas automobilis, o dabar šeimoje yra kiekvienas turi automobilį ir dar ir ne vieną. Tai va tiek. Taip, o čia kas yra? Vėlgi čia yra akumuliatorių pakrovėjas, nes žmonės irgi susiduria ir nežino, gal mūsų klientams irgi būtų įdomu, ir ne tik mūsų klientams, tiesiog automobilių mylėtojams, automobilių turėtojams, kad visgi nauji akumuliatoriai nėra jau tokie paprasti ir negalima jų tiesiog krauti su bet kuo. Yra speciali įranga skirta, nes yra geliniai akumuliatoriai, yra, ta prasme, paprasti akumuliatoriai ir turi būti jau gera įranga, su kuria galima būtų krauti, nes nežinant, kaip tą daryti, šiuo metu jau galima tai susigadinti. Ir labiau vertėtų kreiptis jau į servisą ir bent jau pasiklausti, ar aš galiu taip daryti, ir normalus meistras kiekvienas tikrai patars ir pasakys, kas ir kaip. Čia dar daug klaidų ir visko, tai čia yra tiek diagnostikos prireikia, bet čia labai maža dalis, ko iš tikrųjų mes turim, nes kiekviena markė turi savo atskirą prietaisą, kad galėtumėm daryti, nes BMW, kad daryti yra BMW prietaisas, Mercedeso prietaisas yra Mercedeso, Volvos yra Volvos ir tų prietaisų tikrai yra daug, tai čia tik smulkmena sudėta, kas iš tikrųjų yra ir ką mes turim, kad privalom turėti, norėdami taisyti automobilį. O bet taisant automobilį girdėjau, kad jūs teikiat paslaugą pakaitinio automobilio. Taip, klientas atvažiavęs gali... Jau porą metų mes turime įsigiję pakaitinį automobilį. Girdėjau, kad kitur ima mokestį už pakaitinį, mes neimam. Aišku, mes turim kol kas tik tai vieną automobilį, stengsimės įsigyti dar, nes matom, kad visgi jo reikia. Ir mes klientams tiesiog nemokamai duodame naudotis automobiliu, kol mes taisome jų automobilių. Nėra nustatytų kažkokių sumų, ten sakykime, kad turit palikti tiek ir tiek pinigų. Ne, mes tiesiog, jeigu klientui reikia, mes tiesiog duodam raktelį ir kad klientui būtų kuo patogiau ir kuo mažiau problemų jisai susidurtų dėl automobilio, kuris jiems sugedo. Ir taip pat jūsų paslauga yra ir kad jūs galite su techninę apžiūrą ir sutvarkyti automobilį ir ją tiesiog praeiti. Yra mūsų klientai, pastovūs klientai, labai dažnai naudojasi šitą paslaugą. Mes patys nuvažiuojam namo, pasiimam jų automobilį, sutvarkom, praeiname techninę apžiūrą, jeigu kažką reikia daryti, mes vėl grįžtame, darome. Ir visgi padarom iki galo tai, ko reikia, nes kartais mūsų supratimas apie automobilio techninę būklę ir kontrolierių skiriasi visgi. Ir kad žmonės kartais atvaro mašiną ir prašo, pasižiūrėkit viską ir aš važiuoju į technikinę. Nuvažiuoju, grįžta su baltu lapu ir sako, kodėl? Tai aš sakau, mūsų truputėlį ir požiūrius, ir sakykime, ir įranga ta pati, jinai skiriasi, bet mes pagal tą baltą lapą tiesiog jau perdarom ir atiduodam jau sutvarkytą, su žaliu lapu, kaip privaloma. Galim irgi namo nuvaryti. Tai sakau, bet pastovus klientais naudojasi, bet jeigu yra kiti, kurie nori naudotis tokią paslaugą, tai mes neprivalo būti pastovus klientas. Jeigu reikia, mes būtinai padarysim. Tai kuo matuojate savo verslo sėkmę? Ar galit pasakyti? Šypsena. Jeigu aš grįžtu namo ir aš šypsausi, tai viskas yra gerai. Aš ryte noriu važiuoti į darbą, o vakare noriu grįžti namo. Viskas yra gerai. Kokia yra servisų pasiūla Šalčininkuose? Vis tiek jūs šitoje sferoje profesionalas, ar tikrai neprireiks klientui važiuoti į Vilnių kažkokios išskirtinės paslaugos? Viską galima rasti Šalčininkuose. Iš tikrųjų, Šalčininkai eina tikrai labai gerą linkme. Daug yra tų servisų ir labai tas platus paslaugų spektras. Tiesiog kiekvienas klientas turi pasirinkti iš tikrųjų savo servisą. Tų servisų yra daug ir daug to pasirinkimo, bet mes tikrai turim gabių elektrikų, aš galiu net vardą ir pavardę pasakyti, Edgar Tiškevič. Iš tikrųjų, nereikia jokio Vilniaus. Labai gabus elektrikas, jaunas žmogus, kuris irgi stengiasi, investuoja į įrangą, į savo žinias. Mes turime
dažymas šalčininkose, kas buvo anksčiau labai didelė problema. Dabar yra servisas, kuris dažo, jokių problemų, jisai dirba pavyzdžiui, su draudimais, su viskuom. Mes turime kitų servisų, kurie daro ratų suvedimus. Viskas yra gerai ir aš juos vadinu net ne konkurentais, čia yra kolegos. Ir sakau, mes dalinamės visokiam istorijom ir apie klientus, ir apie savo, su kuo mes susidūrėme, su kokiam problemom, kaip mes sprendėm. Kad visgi bandyti kažkaip gyventi draugiškai ir tada viskas bus gerai.